Kaip praturtėti pasigaminant savo rubinus. Rubinai natūraliai gamtoje susiformuoja ekstremaliomis sąlygomis, kurias mes šiandieną pakartosim su svarke. Šiame tiklyje mes turime aliuminio oksido su šiek tiek chromo priemaišų. Su virinimo aparatu mes sugebame pasiekti labai aukštą temperatūrą, taip suformuodami rubiną. Pažiūrim, ką gavom. Reikia palaukti, kol atauš. Na ir štai jis atvėso. Vienas iš būdų patikrinti, ar tai tikrai rubinas, pašviesti į ultravioletinę šviesą. Rubinas yra aliuminio oksido kristalinė forma su šiek tiek chromo. Chromas jam suteikia būtent jo unikalią spalvą ir galimybę fluorescuoti ultravioletinėje šviesoje. Tai ar mes praturtėjome? Ne. Kodėl? Todėl, kad jau prieš 150 metų Bernoulli išrado procesą, kurio vardu jis ir pavadintas dabar, gaminti sintetiniams rubinams. Tas faktas. Ir faktas, kad rubinas yra neįtikėtinai kietas. Antra kiečiausia medžiaga po deimanto leidžia mums sutikti rubinus kasdienėme gyvenime kaip švitrinį popierių.